Sveiki žiūrovai. Šiandien pavasaris, kovo 1 diena. Oras fantastinis. Ilgai jau nesimatėm, iš tikrųjų nevažiavom į garažą. Kaip nevažiavom, važiavom į garažą. Kraustėmės daiktus, paskui rušiavomės, šiukšlės. Vežiojom, kas nereikalinga. Tai buvo daug šalčio. Ir nebuvo, žodžiu, laiko rimčiau padirbėti kažką. Tai va šiandien pavasario proga lekiam į garažą ir bandysim pasidaryti bent jau stalą. Va, pažiūrėkit, ką jau turiu. Atgavau. Kol kas viskas kaip ir veikia. Aišku, akumas čia išsikraudinėjo truputį, bet kaip ir radau problemėlę, tai salono apšvietimo saugiklį ištraukiau, nes tasai rijo nemažai. Šiandien pas mane Volvo paradas. Toks geras oras, jau norisi ir į sodą važiuoti. Tai labai laukiu, kol atitirps tie sniegai. Reikia nuvažiuoti, pasižiūrėti, kas ten vyksta tam sode. Greičiausiai tie šiukšlių maišai, kur pernai palikau ir jau neišvežiau, tai bus sutrūnyje. Ir reikės viską rankiniu būdu perdėti į kitus maišus. Na, gal ir nebus taip, bet turiu nuojautą, kad tikrai nieko gero nebus tais maišais. Tai va, kai tik nutirps sniegas, atšils oras, kipsim į darbus sode. Na, viskas, atvykom į garažą jau. Tai va, parodysiu, kas pasikeitė nuo praeito karto. Atsirado daiktų visokiausių. Aišku, visą daugumą sandėliavom Rusija. Čia dabar laikinai va taip viskas atrodys. Čia norim pasidaryti stalą šitoje va vietoje. Iš va šitos va plokštės. 22 gal storio. Kažkada kai nuomavausi garažą, iš tokios pat buvau pasidaręs stalą, tai pasiteisino man. Tai va, dar čia kelis dalykus reikės nusileisti rūsį ir pradėsim daryti. Mintis tokia, kad stalas atsilenktų, nebūtų stacionarus, kad galima būtų reikalą esant ar su mašinai važiuoti, ar kažką per vidurį garažą tiesiog dirbti ir nesimaišytųsi. Tai turim idėjų, reikės pabandyti įgyvendinti. Parodysiu raktų pakabuką, kabyklą tiksliau raktų. Taip, tokį įdomį atspausdinau, visai nieko. Šitas sukasi aplink, pastumi ir įvažiuoja. Tai va tokios va įdomybės. Tai po truputį tvarkomės ir eisim prie stalo gamybos. Turim problemą. Šlampa rūsys. Va taip va. Per sieną iš lauko drėksta. Reikės vasarą tvarkyti prie įvažiavimo, pasibetonuoti čiučiut nuolydį ir prilydamą dangą matyt uždėti reikės. Turėtų išsispręsti. Tai čia net nujautėm, kad taip gali būti, nes nerealiai daug iš tikrųjų sniego, atodrėkis dabar tai viskas plaukia aplink. Aišku, baisiai čia to vandens nebuvo, bet vis vien nėra smagu. Tai tą dalyką teks kažkaip sutvarkyti, kad kitą kartą nepasikartotų. Su siurbliu vandenį išsirbėm, išpylėm ir eisim darbuotis. Čia tokį brūselį užsikėlėm viršų, iš kurio ir darysim stalą. Tiek vandens išsirbiau. Nedaug, bet vis tiek kaupėsi. Pasimatavom
stalą. Tai darom 65, plus dar bus brusas prie sienos, dar plus 5, kadangi mes tą stalą darom ant vyrių, kad jisai galėtų užsilenkti reikalą esant. Tai nusprendėm, kad 65 plus 5, 70 kaip ir turėtų pakakt. Pas mane panašiai turbūt buvo anksčiau, tai tikrai pilnai užteko. Ant stalo vis tiek nieko daug nedėliosim, stengsimės kabinti ant sienos iš darbastalio. Tai va, nusipjausim. Dabar ką pasižymėjom ir bandysim konstruoti. Nu va, atsipjovėm sėkmingai. Parkside. Nu nieko veikia. Negali pykt ant įrankio. Ir dabar reikia ilgį, pasigalvot ilgį. Aš galvoju, kad tiek man per ilgas bus. Per ilgas? O kiek yra? 250. Ai, 250? Radom kompromisą. Vietoj 2,50 m ir 2 metrų padarysim 2,25 m. Bus gerai. Šitą pjaunama, ne gal? Šitą nusipjovėm kampą vieną stalo. Kodėl nupjovau, nes anksčiau irgi buvau tai pasidaręs ir buvo labai gerai, todėl kad kai tu vaikštai, kad nekliudytų, nes buvau kažkada labai skaudžiai užsigavęs į kampą. Tai va, biškį dar prasišlifuosim ir ko nepaminėjau, kiliminę dangą dėsim ant stalo. Buvau irgi taip pasidaręs, labai patiko. Nukopijavau nuo draugo, kuris baldus gamina garaže. Tai buvau irgi pasidėjęs kiliminę dangą, tai fainai. Ir gražu, ir neslysta niekas. Aišku, ten su bulgarkė jos pjaustyt nepapjaustysi, bet kažką taip daryti tikrai patogu. Biškį prasišlifuojam čia minimaliai, nes čia tos plokštės naudotos nuo grindų kažkada kažkur. Ką turim iš to darom? Gal ir nieko? Nieko, bet dulkių pridarai daug. Dulkių jo, bet ką daryti. Tai buvo patogi, ne? Va šitas labai. Visai patogi, Parkside bulgarkė. Jo, dulkių tai. Dulkių čia gerai, gal ir biškį atsidaryti duris. Šalta nėra dabar. Tai va kokia problema pas mumi. Va čia va laikosi vanduo ir bėga. Po truputį sunkėsi, va drėksta, matosi. Per sieną ir keliauja. Visokie va tokie va plyšiai. Eisim kiliminę dangą. Užsišausim ant viršaus. Ir reikės vyrius prisisukti. Dar atsipjauti va šitą va brusą. Dabar, kai jau lauke nešalta pavasaris, tai čia šilta ir jauku. Įsijungus tą dizelinį šildytuvą. Tokią fainą kiliminę dangą. Pas mane, atsimenu, buvo ryškiai žalia. Gal todėl, kad ryškiai žalia kažkada kainavo kelis eurus. Gytas buvo brangesnis. O senukose kaip šitą buvo pusės euro pigesnė. 3,22, o 3,60. Spalva ne pagal norus, o pagal kainą. Bet tai čia normali spalva, mes su Daiva pagalvom, kad prie
Jeigu tokia spalva būtų buvus, kai aš kažkada dariausi, tai būčiau pirkęs tokią spalvą, žinai. Na va, vyrius prisisukom su standartiniais varžtais. Kiekvienas turi turėti tokių varžtų garažį ir visur. Va, dabar problema, reikia ilgų varžtų prisisukti brusą prie sienos, latavo, kur atsipjovėm visokią šrotą. Prisirankiam, ateisim turbūt ieškot į rūsį. Šiandien daugiau kaip ant pirmos padėties nesinori šildytis, jau karšta darosi. Nieko, tai iš vis nereikia šildytis. Prisisukom prie sienos balkį, tai gręžiam į tą ne betoninę sieną, nežinau, kas ten da plokštės, kiaurai. Ne prie šito tvirtinom, grinai į sieną. Tai stovi stabiliai, dabar čia laikinai prisisukau profiliukus, kad galima būtų pasiguldyti stalviršį ir prisisukti vyrius. Paskui suksim kojas tokias. Tik ne tik, kad suksim, reikės dar pavirinti, kad jos galėtų per vyrius irgi užsilenkti, kad stalą galima būtų užlenkti. Va toj pateiks tėtis mintį, kaip reikia daryti. Va taip va reikia daryti. Privirint. Nu taip. Aha. Sulenks koją prie stalo. Nu va, gudriai. Labai gudriai sugalvota. Kai nereikės tą stalą, galima bus atlenkti. Užlenkti, tiksliau. Tai va, einam bandyti prisisukti. Ikėja. Ikėja, tai va. Tai kojos irgi ikėja? Nu, kojos irgi ikėja. Bet atrodo tvirtos. Reikia prisisukti. Nu ką, puikiai visai, sakyčiau. Na, taip. Kojos. Aišku, gal ne visai tilps dar atitraukti. Labiau reikėtų, bet tikrai užteks. Garažas 3,40 m pločio, tai reikalasint su mašina tikrai drąsiai pavyks įvažiuoti. Čia to tvirtumo tikrai yra. Dar reikės biškį tą medžiagą prisišaudyti iš viršaus. Visai puikiai. Manau. Nu ką, reikia pasidaryti vyrius prie kojų. Tai va, suvirinimo aparatą. Panaudosim Lidlo staliuką. Ir reikia šitos privirinti va čia. O šitą turbūt irgi reikėjo pavalyti. O gal prisivirins. Baisiai gal atrodys, bet prisivirs. Arba reikia gal pravalyti truputuk. Kraščiukus pačius tik. Tai va. Eisim virint. Jep. Va, prisitaškavo. Čia biškį reiks paskūs, nepagalvojau, kad čia koja užsisuka. Ne? Ne. Tai tuoj pažiūrėsim, Aitas. Jo. Šiaip bus gerai. Čia vis tiek to tvirtumo kažkokio baisaus nereikia. Nes Ne, atsistosiu, neišstovėsiu. tiek, kad užsilenktų ir tiek. Nu, ko gero, kol kas su stalu ir baigta. Nu, taip va. Dabar čia šitas kojas kol kas prisukau, užfiksavau dėl to, kad reikia padaryti šitoj vietoj
tokį fiksatorių, kad kai atlenki, kad su koja nenuspirtum tiesiog netyčia. Tai padaryti reikia fiksatorių. Ir reikia padaryti dar fiksatorius, kai užlenki kojas, kad prifiksuoti ir tada stalą galėtum nulenkti. Pakomentuokit, ką jūs galvojat. Tai va šitą koją lenkiasi į čia, ana lenkiasi į čia, o šitą lenkiasi įstrižai. Šiaip stalas tvirtas. Kaip ir pavyko. Vis tiek bus galima kažką daryti. Tai va, dar toks biški bardakėlis, bet po truputį judam, darom. Tai labai nesmagu tik tai, kad dabar ten šlampa apačioj. Nu, bet nieko, kažkada išdžius. Nusprendėm dar gręžimo staklytės pasikabinti. Va tokias. Kabinsim šalia stalo, kad būtų vienodam aukštį. Kad galima būtų ilgą kažkokį rošinį pasidėjus patogiai ant stalo prasigręžti. Tai jau darysim paprastai, tiesiog prisigręšim šitą, dėsim USB plokštę ir tada dar darysim čia va koją. Vieną, viskas. Bus turbūt gerai. Nu va ir pasidarėm. Labai paprastai, nesudėtingai ir tvirtai. Va. Staklytės gręžimo čia bus. Pasidarė stalas ir iš karto apsidėjo daiktais, kaip priklauso. Gründer. Nieko. Tiek, kiek mums reikia, bus per akis čia tų staklyčių. Dar su blogesnėm gręžiojau čia. Tai čia dar prisispaudžia. Žiūrėk, visai geras. Davai tas draivas. Motociklo grandinių tepalas. Test drive'as numeris 2. Nu, gal grąžtas jau pavargęs. Tai gal grąžtas pavargęs, tik būdų iš per stipriai spaudė gal. Ja, gal. Pati pradėjau nusizulinus grąžtą, o tai pradžia neina grąžtą, paskui gražiai pradėjo. Vadinasi, reikės naujų grąžtų. Liuks. Keletą gerų. Visai nieko. Nieks nekliba. Bet aišku, kažkiek bus, ne ką norėčiau. O jau aš su kokiam gręžiojau. Dabar iki šio laiko, tai va taip va viskas kliba. Tiek, kiek mums reikės, Kai reikia nusitaikyti, tai pačią detalę dar stumdai, nes grąžtas va taip va laksto. Tai čia palyginus visai neblogai suplasi. Mano manimu viskas čia gavos labai tvarkingai. Tas gerai, kad staklės padarėm stalo aukštyje, tai galima bus ir didesnius dalykus pasidėti patogiai. Tai va, šiandien ko gero jau kaip ir viskas. Tai ačiū, kas pažiūrėjote iki galo. Paspauskit laiką, būtinai komentarą parašykit. Kas nepaprenumeravę, paprenumeruokit. Bus dar daugiau tų video panašių. Tai va, iki kito karto.